Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandieną mes kartu su jumis pasidarysime spalvotus nubėgimus ant tortuko. Bet mes tokius nubėgimus pasidarysime be balto šokolado. Tai tiesiog labai lengvas, paprastas būdas. Jis geras vien tuo, kad žinokit, galime mūsų glazūrą, mes darysime glazūrą, nudažyti įvairiomis ryškiomis spalvomis. Šiandieną mano tortukas bus vampyrų dienoraščio tema. Aš imituoju nubėgantį kraują. Aš labai tikiuosi, kad jūs matote, kad spalva yra tikrai ryški ir panašiai krauja. Ir nereikia dadėti baltų dažų. Tiesiog ši glazūra, šie nubėgimai gaunasi labai ryškus, labai gražus, galima pridaryti įvairiausių spalvų ir be to yra labai skanus. Tai brangūs žiūrovai, pasiraitų brankovas ir nieko nelaukia, keliaujame dirbti. Dažnai sulaukiu klausimo, kaip pasidaryti spalvotus nubėgimus. Šiandieną mes pasidarysime tokius nubėgimus, bet be balto šokolado. Man tuo patinka šis receptas, kadangi būtent šią masę mes galime nudažyti įvairiomis spalvomis ir labai ryškiai. Ar balta spalva, raudona, ar violetinė. Tiesiog labai gerai nusidažo ir tikrai galime žaisti su konsistencija. Kartais, jeigu papuola šokoladas kažkoks nekokybiškas, ypač baltas, tai žinokit, mes labai galim greit susigadinti iš balto šokolado nubėgimus. Be abejo, bus toks video receptas, bet šiandieną truputėlį kitoks. Ir aš kaip visuomet naudosiu gelinius dažus, tai yra progel dažai. Šiam receptui tinka įvairiausi. Gali būti milteliai, gali būti skysti dažai, gali būti geliniai dažai. Nubėgimus ant torto mums šiandien reikės štai tokių produktų. 100 gramų grietinėlės, geriausia, žinokit, naudoti 33% riebumo. 30 gramų sviesto, 50 gramų cukraus, 1 arbatinis šaukštelis želatinos ir 2 dideli valgomieji šaukštai vandens. Pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai įsibrinkysim želatiną. Ir dabar, būtent šiame etape, mes galime įdėti dažų. Dažų tokių, kokių mums reikia. Bet jeigu naudojate specialius dažus skirtus riebaliniams kremams, tiesiog juos reikia naudoti paskiau. Dabar šiame etape mes dedame dažus su vandens pagrindu, skystus dažus, gelinius dažus arba tiesiog sausus dažus. Dažus skirtus riebalams, jeigu nudažyti, tai yra sviestiniams kremams, šokoladams ir panašiai. Jeigu tokius specialiai naudojate, reikės įdėti į mūsų nubėgimus kitame etape, ne dabar. Aš dar truputėlį, kadangi pas mane šiandien yra tortas skirtas vampyrų dienoraščiams ir man reikia tokių raudonų nubėgimų, kuris atrodytų lyg kraujas. Kol aš čia maišau, makaluoju želatiną, ko puikiausiai brinksta. Jeigu žiūrite mano video pamokėlės, jūs turbūt pastebite, kad aš naudoju labai smulkę želatiną. Man jinai, žinokit, žymiai su ja patogiau dirbti ir jinai žymiai greičiau ištirpsta. Jeigu kuomet aš nuvažiuoju į Lietuvą, būtinai nuvažiuoju į promo bazę arba į Kauno Aurumo bazės, tai ten visuomet prisipirku būtent tos smulkios želatinos. Ir dabar mes galime tai padėti į šalį. Ir dabar sujungsime šiuos 3 ingredientus. Mums reikės juos kaitinti. Į indą, kuriame kaitinsiu visą masę, iš kurios man gausis kuo nuostabiausi nubėgimai, aš įdedu grietinėlę, cukrų ir sviestą. Išmaišysiu ir jungsiu. Visą tai mes kaitinsime ant vidutinės ugnies, ant labai karštos ugnies, man viso to virti nereikia. Ir dabar mums reikia visą šitą masę virti iki tol, kol konsistencija pasidarys daugmaž panaši kaip kondensuotas pienas. Jeigu kas nors vaikystėje esate virę iš pieno saldainius karvutę, labai ilgai reikės virti. Tuomet gal jūs žinote tą procesą ir tą tokį sutirštėjimą. Tad mes dabar visą tai kaitinsim, užvirs ir kol virs, maišysime iki tol, kol masė sutirštės iki, kaip ir minėjau, kondensuoto pieno konsistencijos. Kiek tai užtruks?
Taip pat žinokit, priklauso nuo jūsų dujinės, nuo jūsų elektrinės viryklės. Tiesiog 5-6 minutės, gal daugiau, nesiorientuokite į mano laiką. Taip pat kaip aš dirbu kai su orkaitėm irgi, pas mane orkaitė yra kaitresnė, aš daug ką kepu ant mažesnės kaitros, tuomet visuomet irgi recepte pasakau, kad orientuokite daugiau savo orkaitę. Su savo orkaitė reikia būtinai susidraugauti. Tad ir čia pas mane jau viskas tirpsta. Naudodamasi progą, mano brangūs žiūrovai, norim jums padėkoti už jūsų prenumeratas, už jūsų laikus, už jūsų pasidalinimus mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose, už jūsų komentarus. Tiesiog jūsų kiekviena prenumerata visuomet tą pakartoju, kad neleidžia mano YouTube kanalui pasiklysti YouTube platybėse, o kiekvienas laikas man tiesiog parodo, kiek jūs dėmesio skiriate mano pamokėliai, kiek jums yra naudinga. Tai brangūs žiūrovai, nepagailėkite uždėti like, o aš tuomet suprasiu, kad ši video pamoka, ši ir kita jums tikrai yra naudinga ir vertinga. Ačiū brangūs žiūrovai. Nes būna kartais reikia nubėgimų čia ir dabar, būtent spalvotų nubėgimų ir nėra balto šokolado. Aš manau, jums irgi taip yra nutikę, nėra balto šokolado ir tuomet įsigastam ir ką daryti, ar čia sprukti greitai parduotuvę, ar ką daryti. Bet jeigu mes namuose turim želatinos, cukraus, grietinėlės ir sviesto, mes išgelbėti, žinom, ir dažų. Mes tikrai pasidarysime nubėgimus. Be to, jie nėra guminiai. Nes jeigu dabar padidinčiau ugnį ant pačios didžiausios, tai mums viskas imtų svilti. Plius yra sviestas, yra cukrus ir yra grietinėlė, kurie mėgsta tikrai eiti prie dugno. Neiti, atsiprašau, tiesiog prisvilti prie dugno. Tad geriau žinokit, šį darbą darom ant vidutinės ugnies, neskubėdami. Labai kvepia, toks kvapas nuneša vaikystę, kai darydavom saldainius, jeigu gaudavom cukraus, eidavom kaitintis, jeigu sviesto dar, tai visai būdavo skanus, skaniausi saldainiai kaip ir jisai. O jeigu grietinėlės įdėsi, tai oi, kaip skanu. Paturiu virti šią masę ant puodo, ant indo, kurio yra storas dugnas. Tuomet netaip greitai viskas svyla. Štai, matote, pas mane masė yra tikrai gan tiršta. Ir viskas, aš dabar nukelsiu nuo ugnies. Vis maišau, nesustoju maišyti, nes dugnas yra storas, ten šiluma, žinokit, laikosi. Ir dabar taip bemaišant, aš vos pravėsinsiu ir įdėsiu želatinos masę. Dabar sudėsiu želatiną, kokią, žiūrėkit, tokia tikra kraujo spalva. Žiūrėsim, kas bus. Oi, kokia graži spalva. Bet šitų nubėgimų pliusas, mano brangūs žiūrovai, kad nereikia dėti baltų dažų ar kažko specialaus, kad nubėgimai išeitų gražus. Pasižiūrėkite, kokia graži kruvina spalva. Aš labai tikiuosi, kad mano užsakovė, pamačius kraujo nubėgimus, tikrai liks sužavėta. Nusidažyti galima įvairiomis spalvomis ir kaip matote, spalvos jos išlieka ryškios, nes jeigu baltas šokoladas turi gelsvą atspalvį, dažai, ta prasme, toks jausmas, kad tas šokoladas sugeria dažus, ne visuomet išeina gražios spalvos, tuomet reikia dadėti baltų dažų, tiesiog maišyti, daug dėlioti. Ir dabar aš perplėsiu. Oi, kokia graži spalva. Ir dabar šiems nubėgimams reikia duoti pailsėti. Aš apdengsiu maistinę plėvelę, apdengsiu kontaktų maistinę plėvelę ir įdėsiu ir paliksiu ilsėtis 2-3 valandas. Tiesiog reikia, kad visa šitą masę stabilizuotųsi. Po to, jeigu masė bus per tiršta, mes galime trumpais impulsais ją pakaitinti bangų krosnelėje arba ant garų vonelės. Bet brangūs žiūrovai, susitiksime po 2 valandų. Po 2 valandų
Noriu pasižiūrėti, kaip atrodo mano glazūra. Aš žinokit, dirbdama ties šią glazūrą, glaistų pagalvojau, kad kažkas panašaus pasidaro, kai mes darome glazūrą aplieti mūsinius tortukus. Tai čia yra kažkas panašaus. Viską gerai išmaišysiu. Ir matote, jinai yra tokia tirštoka. Jau su tokia glazūra sunkoka dirbti. Tad aš dabar į mikrobangų krosnelę įdėsiu 5 sekundėm arba 10. Tiesiog pažiūrėsiu, kaip bus. Pakaitinau 10 sekundžių. 5 sekundžių buvo mažoka. Ir viskas čia pas mus nebėra gumuliukų, nes pradžioje buvo. Ir vos. Išmaišysiu ir bandysiu lieti ant torto. Dabar, kai dirbsime su tortu, jeigu matysim, kad nubėgimai labai staigiai krenta žemėn, tai reiškia, žinokit, glazūra yra per skista. Tuomet paturiu dar ją truputėlį atvesinti. Jeigu nubėgimai tiršti ir nenori nubėgti, tai reiškia glazūra per tiršta. Tuomet ją reikia pakaitinti, taip kaip dariau aš. Ir dabar einu atsinešti tortuką. Tortukas turi būti paruoštas tiesiog balto šokolado ganašo, pas mane yra apdengtas sviestiniu kremu. Jis turi būti šaltas, kad nubėgimai, ta prasme, gerai laikytųsi. Ir dabar bandysime daryti, brangūs žiūrovai, nubėgimus. Ir dar, kad patogiau būtų daryti nubėgimus, aš visuomet pasinaudoju štai tokiu maišeliu konditeriniu. Jeigu jūs neturite, galite imti paprastą maišelį arba nubėgimus daryti šaukšnį. Bet man kažkaip neprilipo tas būdas, kai nubėgimus reikia daryti šaukštą. Nes aš tuomet visur viską išteplioju. Tiesiog aš įsidėsiu visai nedaug į konditerinį maišelį. Tortukas yra šaltas, ką tik ištrauktas iš šaldytuvo. Ir dabar aš noriu nukirpti mažiuką visai galiuką konditerinio maišelio. Nes jeigu nukirpsiu daug, tuomet nubėgimai, žinokit, bus tiršti, tokie stori ir negražus. Ir dabar, brangūs žiūrovai, darysime nubėgimus. Nepradedu daryti nubėgimų prie pat. Jų tankumą reguliuojame, pavyzdžiui, darom ir smarkiau paspaudžiam. Ir tuomet jau išeina toks šleifas nubėgimų. Aš labai tikiuosi, mano brangūs žiūrovai, kad ši video pamokėlėms bus naudinga ir vertinga ir jūs tiesiog be balto šokolado galėsite pasidaryti įvairius spalvotus nubėgimus. Kaip ir minėjau, brangūs žiūrovai, ačiū už prenumeratas, ačiū už jūsų like. Kiekviena jūsų like man tiesiog parodo, kad ši video pamokėlė jums yra tikrai naudinga, nes būna pražiūrėtas video receptas 10 000 kartų, o laikų tik tai 100. Tad ir lieku tokia nesupratusi, ar jums laiko gaila, o tiesiog visą tai jums nepatinka. Aš nuoširdžiai noriu su jumis pasidalinti savo išbandytais receptais tokiu, bet video formatu. Nes manau tikrai kiekvienas geras, vertingas patarimas vertas aukso. Perkeltine prasme. Pasižiūrėkite, brangūs žiūrovai, kaip visa tai nerealiai atrodo. O spalva tikra, tokia tiršta kraujo spalva. Galime štai taip palikti tortuką, bet man reikia, kad kraujo būtų visur. Tad aš dabar išspausiu likutį iš konditerinio maišelio. Bet aš labai tikiuosi, jūs matote, kaip visa tai gražiai lyginasi. Šaukšto pagalba aš tiesiog į viduriuką įpėlsiu ir vos pralyginsiu. Glazūra, jinai pastovės ir žinokit, stabilizuosis pati. Tiesiog toks jausmas, kad jinai subėga ten, kur jai reikia. Ir štai, brangūs žiūrovai, aš turiu nuostabų tortą su nuostabiais nubėgimais, ryškiais nubėgimais, tokio ryškumo, kokio man reikia. Ačiū, mano brangūs žiūrovai, kad buvote kartu, kad žiūrėjote ir labai tikiuosi, kad ši video pamokėlė jums yra naudinga ir vertinga. Ačiū ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate.